Sveiki kolegos, šiandien aplankysime geriausiai ir blogiausiai įvertintus Lietuvos pažintinius takus. O kaip mes nuspręsim, kuris takas geriausias, o kuris takas blogiausias? O įvertinsim ne mes, o įvertinot jau jūs. Tai takus išrinksim remdamėsi Google reitingais. Pažiūrėjęs Google visus pažintinius takus, radau kelis takus, kurie yra įvertinti maksimaliai 5 balais, bet ten buvo tik po vieną balsuojantį žmogų. Tai suprantam, kad ten balsavo galbūt tas žmogus, kuris tą taką ir įrengė, o galbūt, nežinau, šiaip kažkas, tai akivaizdu, kad į tokius takus tikrai nevažiuosim, kur balsavo ten 1, 2, 3 ar keli žmonės, tai balsų skaičius turi būti normalus. Aukščiausias balas, kurį yra gavęs normaliai įvertintas pažintinis takas, yra 4,9 balo. Dukštos pažintinis takas ir ten yra įvertinta apie 1000 žmonių vertino. Parnidžių kopos pažintinis takas Nidoje vertino apie 600 žmonių. Naujosios Rėvos piliakalnis vertino apie 300 žmonių. Aukščiausią balą, tai yra 4,9 turi ir daugiausiai žmonių balsavo už Dukštos pažintinį taką. Tai mes ir važiuosim, aplankysim geriausiai Lietuvos įvertintą Dukštos pažintinį taką. Pažiūrėkime, ką žmonės rašo apie šį pažintinį taką. Karolis rašo: nuostabus pažintinis takas, norintiems pasportuoti ir pasimėgauti vaizdais. Aiškus minusai, daug laiptų ir kelias atgal iki mašinų šiek tiek nuobodus. Andrew rašo: man pats gražiausias netoli Vilniaus esantis pažintinis takas. Tomas rašo: visai kaip aš. Vienas iš gražiausių takų aplink Vilnių, daug nuokalnių, įkalnių, laiptukų, tiltukų, labai rekomenduoju. Karina rašo: puikus takas su daug įspūdingų vaizdų. Yra kalnelių ir laiptukų, ir upelis, ir net piliakalniai. Gamta graži. Pirmyn į geriausiai vertintą Lietuvos pažintinį taką. Nuvažiuot pavyko netoli. Kaip matot pagal Google Mapsus, priekyje yra avarija ir stovim kamštyje. Tai čia dviguba avarija. Žmonės papuolė į avariją, nes kiti papuolė į avariją. Tai kažkas priekį papuolė į avariją, uždarė kelią ir dėl to kiti papuolė į avariją. Na, už tai ir tikroji avarija, dėl kurios susidarė visa šita spūstis. Kažkam tikrai nepasisekė. Jau beveik kaip ir atvykom, bet čia tai tokie šiaip dabar tiesiog laukai random. Tuo turbūt kažkur pasuksim vieną posūkį, važiuosim ir bus labai gražu. Kaip ir rašė visi komentaruose, kad čia labai gražu. Tai va tuoj paskutinis posūkis va į dešinę ir turėtų viskas pasikeisti. Jeigu čia tikrai gerai užsukau ir čia tas pats geriausias Lietuvos pažintinis takas, tai kelią tikrai galėtų sutvarkyti iki geriausio pažintinio tako. Aš jau tikrai neduočiau 4,9 įvertinimo. Dar lietus lyja, tai jau iš karto jau 4,7 tik tai įvertinimas būtų. Tai gerai, navigacija parodė, viskas gerai, tiesiai atvedė į pradžios tašką, taip suprask. Štai ir jis, Dukštos pažintinis takas, takas numeris 1 Lietuvoje. Mes esam čia ir mums reikia padaryti visą šitą ratą. 5 km 3 valandos. Bet reikia turėti lasdo, mes tokios neturim. Tai gal va čia buvo normalesnis, žiūrėkit, parkingas toj pusė turbūt. Čia šovėm ir tiesiog čia atvažiavom į nesąmoningą parkingą, o čia buvo tas sąmoningesnis, taip kad gal čia ir bereikal tas minus taškas. Kol kas nežinau, iš kur tai 4,9, bet tikėkimės pakeliui viskas tik gerės. Turi viskas tik gerėti, nes 4,9. Panorama tai jau tikrai pradeda gražėti. Aš turiu galių. Įžengus į mišką, takas pradėjo gražėti su kiekvienu žengtu žingsniu ir tapo vis įspūdingesnis. Visur yra rodyklės, taip kad viskas labai aišku, kur eiti, tikrai nepasiklysite. Bet susitaikykit, take reikės daug kopti. Ir svarbiausia, kas jūsų laukia, daugybė laiptelių. Teks lipti ir žemyn, ir aukštyn, ir vėl žemyn. Trumpai tariant, laiptų yra daugybė, taip kad laiptus teks pamėgti. Laiptus atperka štai tokie vaizdai. O ten matosi kokia atodanga, turbūt ten irgi leisim. Pirmoji kliūtis, tai ar baigsis mūsų kelionė, ar mums pavyks perėti šitą kliūtį, lemiamas momentas. Uždėsiu dabar tokią muziką baisę. Ir dabar visi galvosit, ar man pavyks. Takelis padarytas, aišku, toks jau truputėlį pasikreivojęs, bet dar tikrai neblogas. Ir štai toks įspūdingai tikrai atrodantis gražiai upelis. Labai graži vieta.
Miglė, aišku, norės kospėkit iš 3 kartų. Visiškai teisingai. Foto. Atbėga, žiūrėk, gyvūnas vietinis. Kažko trūksta. Sveiki atvykę į akmeninių statulėlių pasaulį. O kas juos visus pastato, jūs žinot? Man atrodo, troliai juos stato, ne? Pamiršau, troliai ir nykštukai, kas juos stato tokie. Visokiausių. Kai kurie, manau, net žmonėm yra neįgyvendinami. Kaip, pavyzdžiui, va šitą, žiūrėkit, tai manau, čia žmonės tokio net negalėtų padaryti. Kas juos stato, žinai? Žmonės. Žmonėm dar 300 metų gyvent, kad tokius sugebėtų padaryti. Piramidę žmonės vos pastatė, tai kaip jau to tokius pastatytų. Aš tai manau, kad troliai. Kas stato? Parašykit komentaruose, kas juos stato iš tikrųjų. Balai tikrai vis kyla. Jau aš jau manau, jau artėjom tikrai prie tų 4,9. Nu, blin. Dabar, kiek aš galiu pasakyti, aš manau, kad tikrai nesu buvęs gražesniam Lietuvoje tokia. Bet man atrodo, mes dar nebuvom įspūdingiausiai vietoje ten ant to kalno, kur matėm. Tai tuoj pasieksim, atrodo, žinau, kad ir visus 5. Gal nori Miglė uogų paragauti? Šitas labai skaniai, žinau. Prie jos pusiaukelė yra toksai vat nuokrypis, tai galim nueiti iki Karmazinų piliakalnio. Ir po to grįžti atgal ir vėl grįžti atgal į taką. Piliakalnių mylėtojai jau pati pirmą bėga. Jai sakė, labai patinka piliakalnį. Sakė, mylimiausias jos dalykas yra piliakalnį ir kapinis. Ar vis dar norit eiti piliakalnį? Štai laukia mūsų ir toks piliakalnis. Tekina užvarysi piliakalnį. Kas numit laiką? Kardio. Štai ir piliakalnis. Ar vertėjo? Na, dėl kardio sakysim, kad vertėjo. Dabar grįšim atgal, tumit per tą tiltelį ir tolyn taką. Ir grįžim atgal taką. Iš tikrųjų gerai, kad yra daug tualetų čia padaryta šitam take. Labai patogu. Pailsėt nuvirtęs. Seniai buvo mylimiausias dalykėlis laipteliai. Čia jums ne šunis pypas. Rimtas reikalas. Štai ir atėjom. Žymiausia tako vieta. Šventasis medis. Ką jis man gali išpildyti kokį norą? Prašau, kad paukščiai nelestų mano šilaugių. Šventasis daubų ąžuolas. 300 metų amžiaus, 5 metrų apimties, galim sutikti paslaptingą gyvačių karalių. Dabar vis kylam. Nu ir aš labai tikiuosi, kad mes čia užkilsim į kažkokią labai įspūdingą vietelę. Nes jau dabar po to ąžuolo vis lieka vien tik kylam į viršų. Na, jeigu jau atėjom, tai užlipkim dar ir tą paskutinį piliakalnį, ką jau čia, nedaug tų laiptelių. Eik tu aplinkų, nes aš čia kampą nukirsiu. Nelabai tu čia ką sutaupiai, nes tau vis tiek reikės palipti kalną. Tai va, tai čia per piliakalnį sutaupiau. Nu, nesutaupiau, bet praktiškai panašiai čia išeis. Nu, piliakalnis kaip piliakalnis, aišku, suprantam, kad... Nu, būkim tiesiai šviesiai. Nu, nėra piliakalnis, šis nematau esmės iš tų piliakalnių. Aišku, čia nebent iš istorinės jos pusės, bet... Nu, iš vaizdų pusės tai pas mus tie piliakalniai tokie, žinot, kalneliukai. Štai ir atėjome tą vietą, kur pačioj pradžioj matėm, ant to kalno, kur žmonės buvo. O kas čia žiūrėk? Lankytojų bilietą įsigyk, esame žinote, parašyk NRP siųst numeriu 5 dienas galiojančių bilieto kaina 1 euras + 35. Nelabai svarto bairio. Tai čia bilietą įsigyt? Na ir tako baigiamoji dalis tokia mažiausiai įspūdinga, tai jau tiesiog laukais paprastai einam. Ten kažkaip baisiai atrodo. Leiskim pirmą mergaitės, nes mergaitėm pirmenybė. Ai ne, čia viskas normaliai, tai palauk, aš eisiu pirmas. Miglė, palies tvorą. Na. Tai va, galite įsivaizduoti, kaip čia atrodė vaizdas kažkada seniai. Čia yra Bradeliškio piliakalnio rekonstrukcija 1000 metų prieš Kristų pabaiga. Eik rimtai, 1000 metų prieš Kristų? Nepala. 1000 prieš Kristų pabaiga ir 14 amžius. Geras. Oho.
3 valandų takui tikrai nereikia, mes išėjom pirmą, o dabar yra 14:50, tai jom 1:50 ir apėjom visus objektus, iš šonus visur nuėjom, fotografavomės, filmavom, taip kad nežinau, iš kur ten tas 3 valandas ištraukit. Nu, jo atstumo tai tikrai gerai, žiūrėkit, 5,3 km nuėjom, nu gerai, pritariu, atstumą gerai išmatau. Manau, įvertinimas tikrai yra geras, 4,9, aš jam pritarčiau, iš tikrųjų 4,9 ir šiaip dabar, ką galiu pasakyti, iš tų pažintinių takų, nu, vienas iš tokių įspūdingesnių takų, kur buvau, nes tikrai gražus takas, vidury teka upė ir visas takas eina aplinkui tą upę, tu visą laiką eini, šalia upė čiurlena, akmenukai, yra pakilimų, nusileidimų. Plius objektų yra piliakalniai, tas šventasis ąžuolas, tiltelis yra, nu tikrai toksai trumpas toksai 5 km takas, bet yra į ką pažiūrėti, yra daug visokių objektų, taip kad tikrai pritarčiau, kad yra 4,9, manau įvertinimo tikrai vertas ir šitam įvertinimui aš pritariu. 0,1 atimčiau už tai, kad visgi tas, kur mes važiavome tą aikštelę, tai kelias yra žvyrkeliu. Tai va, už tai 0,1 nuimčiau, tuo žvyrkeliu, kad reikia važiuoti. Su geriausiai vertintų pažintiniu taku viskas aišku, už juos balsuoja daug žmonių, todėl mes pasirinkom tą taką, už kurį buvo daugiausiai balsų, kuris turėjo aukščiausius balus, taip kad viskas buvo aišku. Su blogiausiai įvertintais takais problema yra ta, kad visi tie, kurie turi mažai taškų, nu, mažai įvertino balų, nu, žemas įvertino balas, kurių yra mažai ir žmonių balsavo. Tai dabar aš turėjau 2 galimybės. Pasirinkti tokį, kuris turi daug balsų, už kurį balsavo, bet tuomet jo balas nėra labai žemas. Taip pat žemiausias balas, kurį pavyko rasti su normaliu kiekiu balsavusių žmonių, buvo 3,8. Bet 3,8 yra neblogas įvertinimas ir kadangi aš jau vis tiek darau vaizdo įrašą apie blogiausią Lietuvos pažintinį taką, tai visgi nusprendžiau tiesiog susirasti taką, kuris turi patį žemiausią įvertinimą, o pats žemiausias įvertinimas, kurį pavyko rasti, yra 2,4 ir važiuosim į šitą pažintinį taką, tai yra medinių lentelių pėsčiųjų takas, kuris randasi Labanoro girioje. Balsavusių yra 5 žmonės, tai yra tik 5 žmonės balsavę, na taip, labai mažas balsavusių kiekius, bet tai labai stipriai išsiskiriantis takas iš visų kitų su savo įvertinimais. Niekur neradau tokio tako, kuris tokį žemą įvertinimą turėtų, kad tai būtų 2,4. Tai visgi nusprendžiau važiuoti čia, nors ir balsavusių skaičius yra mažas, nu bet balas labai žemas, tai važiuojam ir pažiūrėsim, kodėl tas balas yra toksai žemas. Prieš tai dar galim paskaityti komentarus, ką rašo žmonės. Tai Regimantas rašo: pats liūdniausias ir beviltiškiausias takas, kokį yra tekę matyti. Visiškai apie nieką. Rita rašo: gražus miškas, daug aviečių, tik ant lentelių galėtų būti rodyklis ir žemėlapis. Gintaras rašo: ir vėl įsisavinti europiniai pinigai be jokių tikslo. Takelis dėl takelio, bet nors radom daug spangulių. Nu tai va, bent viena gera naujiena. Varom ir patikrinsim, kas čia per takas. Važiuojant į blogiausią taką laukia žvyrkelis. Tai va, aišku, štai už karto minus balai, nes 4 km yra štai tokios, nu, sakyčiau, visai tokios pusiau tarkos. Sveiki atvykę į blogiausiai įvertintą Lietuvos pažintinį taką. Pirmas minusas iš karto jau dėl to, kad privažiavimas yra žvyrkeliu. Antras minusas yra dėl to, kad nėra kur palikti automobilio. Nu, va, tiesiog čia va. Įvariau va prie kelio ir čia va takas, nu čia. Bet pliusas, jog jeigu nėra žmonių, jūs galit pasilikti automobilį tiesiai prie pat tako. O, išlipi ir žiūrėkit, jūs jau take. Viskas. Parkų teritoriją stebim vaizdų kameram, kažkaip nelabai tikisi. Vienas takas čia ir vienas takas čia, bet kadangi rodyklė rodo čia, tai einam čia. Pirmas objektas, gulintis medis. Nu, va, tako kokybė tokia, ką žinau, šiaip pakulkas visai, nu, nieko visai pakulkas gerai, nu, šiaip pušynas tikrai gražus, nu, gerai, pasakykim, tai pušynas tikrai gražus. Takas yra, nu, eina, vėl sankryža, ten vėl takelis yra. Tada čia vėl sankryža dar takelis ir ten jisai dar įsišakoja. Ir aš dabar norėčiau nueiti prie to ežero. Ežeras Svajonės, bet o kaip man dabar prie jo nueiti rodyklis, tai jokios nėra. Tai čia jeigu eisim, kaip suprantu, grįšim atgal ir viskas takelis mūsų pasibaigtų, tai čia būtų 100 metrų takelis. Gerai, bandom sukti čia į kairę ir einam ieškoti ežero. Medinis takelis baigėsi, jo, tai ten tas medinis takelis toksai labai trumpas, tik tai porą ratelių ir viskas keli šimtai metrų, tik tai tas takelis, tai tas, tai, nu jo,
gal ir nieko gero. Bet einam dabar link ežero, bei sutikom dar žmonių pasirodo čia yra. Ten tas pažintinis takas, jeigu šnekėsim apie lenteles, tai labai trumpas. Ežerą tai radom, bet priėjimo nėra. Ir čia va žmonės gyvena kažkokie. Apsitvėrė viską, tai nėra praėjimo. Bandom į kitą pusę. Ežeras tai va čia šone matosi per medžius, bet kaip iki jo prieiti, tai yra priėjimas prie ežero. Žavėte, valtelė kažkieno, prirakinta aišku su spyna. Žmonių yra, ten matosi su valtim irkluojasi, ten žmonės įsikūrė stovyklai. Ten irgi matosi su valtim irkluoja, ten matosi irgi stovi automobilis, ką tik praėjom irgi, na tai čia žmonių yra privažiavusių visur įsikūrusių. Tai jeigu taip trumpai sakant, kaip vieta, tai tikrai graži, pušynai, ežeras, viskas tvarkoja, atvažiuoti, pailsėti galima. Bet jeigu vertinant kaip taką, tai jo, tikrai pritarčiau, kad 2. Tikrai 2. Mūsų automobilis va ten matosi, tai mes čia apėjom, čia atėjom ir nuėjom štai šituo žvyrkeliu iki ežero, dabar grįžom atgal, tai kad būtų garantuoti, dar pasakam čia ir pabaigiam visą tą taką, kuris yra, tas pažintinis takas iš tų lentučių. O yra dar suliukų, kur galima atsisėst, prisėst ir pasigrožėti gamtos vaizdais. Priežiūros aišku reikėtų. Peraugė visur, jau kai kur sulūžė. Yra į parką, bet jisai nugriuvęs pailsėtas į parką ženklas. Pavargo. Tiek laiko stovi vargšelis. Bet ženklas pastatytas į parką, matosi žmonės vis tiek dirba, ženklas nulūžo, bet va lentelę pastatė. Super, viskas matosi. Dar viena sankryža. Bet palatai čia, man atrodo, mes jeigu eisim grįžtume vėl atgal, tada čia yra dar vienas kelias ir čia yra dar vienas kelias. Gerai, aš jau pasimečiau, jeigu iš tikrųjų. Gerai, pala, nesnervinkit. Kur einam? Kad mes dar grįšim. Gerai, būčiau vienas eičiau į kairę, dabar kadangi su myglė einam į dešinę. Tai va toks ir ta kelias, manau, jūs susidarėt. Tokiais ratais vaikštot, pušynė. Aš manau, reikėtų aiškiau kažkokių tai rudyklių, ar dabar tas į parką. Gerai, kur tas į parką dabar man paaiškinkit. Ar mes dabar einam į parką, ar mes ateinam iš parko? Eilinė sankryža, aš jau pasimečiau, nebežinau, kur buvom, kur nebebuvom. Man atrodo, mes ten buvom. Čia, man atrodo, dar nebuvom. Einam čia pažiūrėti. Aiškumų trūksta tikrai. Ežeras įsėtas 150 metrų kur? Čia eiti, ar čia eiti? Ar po to ten paėjus vėl įsidalinti? Tai kur tas ežeras įsėtas? Dar vienas irgi nukrito pailsėti truputį. Pušynas, daug uogų, takeliai tokie patriušiai jau, ženklai, kai kurie stovi, kai kurie nuvirtė, nors jie iš tikrųjų nelabai informatyvūs ir nelabai aišku, kur čia kas yra. Takelis apie nieką tikrai ir jau matosi, kad daugybę metų neprižiūrėtas. Jeigu esat kažkur šalia, miškas tikrai gražus, viskas super, pušynai, samanos visur, daug driežiukų, vabaliukų, viskas tikrai gražu, bet tikrai važiuoti žvyrkeliu beveik 5 km į šoną dėl to, kad 200 metrų apeiti sugriuvusiu ir sulūžusiu takeliu, kurio ženklai išvirtė ir išpuvę, kaip matėt, tikrai neverta. Visiškai pritariu. 2. Apžvelgiam 2 takus, vieną geriausią, kitą blogiausią. Tai galiu pasakyti, kad reitingai tikrai labai gerai atitinka realybę ir žinau, kad aš reitingam tikrai prituriu. Tai tiek šiam kartui, kolegos, susitiksim po savaitės, iki visiems. Pažiūrėkite, ten vidukas gyvena, ar ne?